dar pamenate, kaip visai neseniai rodytame reportaže pranešėme, jog kairiajame Danės upės krante, šalia Klaipėdos baldų gamyklos, Mokyklos gatvės tilto pašonėje, projektuojamas naujas poilsio parkas. O štai dabar galime pasidžiaugti, jog darbams šioje vietoje dar neprasidėjus. Kitoje Klaipėdą perpus padalinusios upės pusėje jau matomi pirmieji aplinkos gerinimo darbai. Ir tai jau visai kitas miesto gerinimo patosas. Tiesiog sujungti Danės ir Artojų gatves jau seniai reikėjo. Tad šiai dienai tai yra vienas iš svarbiausių miesto infrastruktūros plėtros projektų, skirtas pagerinti susisiekimą tarp miesto centro ir pramoninių teritorijų. Projektas apima beveik kilometro ilgio gatvės ruožą, nuo Laivų skersgatvio iki Artojų gatvės sankryžos. Tad čia planuojama įrengti naują C kategorijos gatvę, kuri būtų pritaikyta ir viešajam transportui. Projektų įgyvendinimas tapo įmanomas po to, kai buvo atskirta dalis žemės nuo akcinės bendrovės Klaipėdos Energija valdomos teritorijos, o techniniai šio projekto sprendimai apima ne tik naujos gatvės įrengimą, bet ir dviračių tako nuo Danės gatvės iki Liepų gatvės įrengimą, taip pat sankryžos su Liepų gatve rekonstrukcija. Ši jungtis yra svarbi ne tik dėl geresnio susisiekimo, bet ir dėl miesto infrastruktūros plėtros bei teritorijų integracijos. Ji padės sumažinti transporto srautus centrinėje miesto dalyje ir pagerins susisiekimą su pramoninėmis teritorijomis. Juk be gatvės įrengimo čia planuojami ir teritorijos tvarkymo darbai, įskaitant želdinių atkūrimą, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimą bei apšvietimo sistemos modernizavimą. Šie darbai prisidės prie aplinkos estetikos gerinimo ir saugesnės bei patogesnės infrastruktūros kūrimo gyventojams. Tad drąsiai galime teigti, jog Klaipėda keičiasi neatpažįstamai. Ir tai yra gera žinia. Tiesa, mums dar viena gera žinia yra jūsų palaikymas patiktukais, komentarais ir žinoma kanalo prenumerata, taip pat labai svarbi. Tai įkvepia kurti naujus video jums.